smagus miestelis, mažas, toksai senas. Man atrodo, ten yra kur tvora, tai ten mūsų vieta, kur mums reikia. Kažkodėl turiu tokią nuojautą. Nes čia. Čia lyg ir kažkas tai yra. Čia GPT man šitą adresą atsiuntė. Tai aš nežinau. Ten kažkas lyg ir vaikščioja. Įdomu, ar čia iš vis galima nueit pažiūrėti, ar ne? Jaučiu galim. Čia spėju, kad žinokit, gyvena kažkas. Stop vadovai. Bandom įeit pažiūrėti. Bet reikia kažkur mašiną pasilikti. Kažkur kitur. Tik tiek, kad ten mačiau, kad kažkas vaikščiojo. Ir vienas bičas išėjo iš tenai su, toksai matyt, kad benamis. Ir toks, nesenas, sakyčiau. Tai hebra, bandau ieškoti tą vietą. Ten, jeigu tiksliau, tai papasakosiu apie ją. Tai žodžiu, ten yra sovietų kariuomenės bazė. Jinai yra viena didžiausia Europoje. Svarbus Vokietijos kariuomenės centras per abu pasaulinius karus. Vėliau didžiausia Sovietų sąjungos karinė bazė už jos ribų. Šiandien dalis vietos veikia kaip turistinė bunkerių miestelio vieta. Galime lankytis su gidais. Bet kad čia nėra tokių gidų. Tai va toksai reikalas ir jos realiai adreso nėra. Ir radau, buvo parodę YouTube Reelsą, tai einu pasižiūrėsiu per Mapsus, gal rasiu kažkur, kur čia yra. Tai pasirodo, radau. Čia aš buvau netoli atvažiavęs. Va čia. O jinai va čia ir yra. Užsidedam tašką ir varom. Čia realiai 3 minutės su mašina. Važiuojam, nes ten turėtų būti įdomu. Skaičiau, kad yra tvora ir tipo saugo. Jinai, ta vieta yra saugoma. Tai nežinau. Tikiuosi ais tenai praslyst kažkaip. Čia va tas pastatas apleistas po kairę. O čia po dešinę tas jau kur tikras, kur jau turi būt. Tai čia matau yra keliukai kažkokie. Ai va, tai yra aptverta. Yra aptverta. Yra kažkokios mašinos. Ai čia yra saugoma. Jo. Ai. Pažiūrėkit, koks čia pastatas. Kokio čia viskas dydžio. Wow. Čia matau, kad visai lengva pereit tą tvorą. Įdomu, kas grėstų, jeigu rastų ten. Visur žmonės stebi. Kur pasilieku mašiną, iškart žiūri. Čia visur ta teritorija, aš ta prasme pravažiavau jau gal 2 kilus. Čia visur ta karinė bazė. Tai kad mes kažkur įlysim, tai tikrai kad įlysim. Bet jau dabar nežinau, į kurią net vietą čia lyst. Nes čia vietų, tai čia belekiek yra, jeigu matau. O čia per dieną vienas komentaruose rašė, sako, per dieną čia nelabai įmanoma apeit viską. Tai aš dabar jau tikiu, kad neįmanoma. Tai ką, palieku mašiną. Radau čia tokį gerą spotą. Įsidėjau dar vieną batkę. Einu, pažiūrėsim. Čia aišku galėtų vietiniai nesutikt.
Nes jau iškart suprastų, ką jie daryti. Visur daug lentelių, kad draudžiama eiti, negalima eiti, taip toliau. Blemba spiegliuota tvora. Nelabai gerai. Kaip dažai atsilupinėja. Atrodo tokia kaip mokykla lyg ir. Jo, čia greičiausiai kokia mokykla buvo. Kaip klasės atrodo. O durys yra. Greičiausiai mes papuolim čia į mokyklą. Nu, čia manau nieko per daug įdomaus nepamatysim. Kokia aktų salė buvo. Ar valgykla. Viskas aišku su šitu pastatu. Einam, pažiūrėsim toliau. Nu jo, čia visur vienodai turėtų būti. Ja, dušai, kambariai. Tai spėju, tas anas pastatas irgi yra barakas. Taip aš manyčiau, ant tokio ploto tai ir reikėjo padaryti, kad žmonės kažkur gyventų. Būtų įdomu nuvaryti į aną pusę ir ten pabandyti pafilmuoti, ten daugiau veiksmo, nes čia tokia matau kaip mokyklos, kažkas tokio čia. Mokyklos barakai, žodžiu. Tai nelabai čia mums ir įdomu. Matosi tvora ir visur krūmynai. Ir šita tvora eina aplink visą pastatą. O čia yra pagrindinis įvažiavimas. Ir čia stoja net 2 mašinos. Oi. Viskas. Blemba, kaip greitai temsta. Reik varyti greičiau. Nes dar reik apsipirkt spėt, susirast miegojimo vietą ir pasidaryt valgyti. Atspėju, kad šiandien valgyti jaučiu jau ir nepasidarysiu, reikės imti iš miesto. Šiandien susirenku viską ir varau link Lietuvos. Lenkijoje niekur nestosiu. Varysiu tiesiai. Pažiūrėjau dabar 900 km man nuo čia. Tai 8 valandos kelio, 9. Su sustojimais apie 10. Matyti tik, kad šitą pastatą labiau prižiūri, nes visur aklinai užkalta. Aišku, norėtum tai rastum įėjimą, bet jau temsta. Ten draskytis aš ten nenoriu, tai bet vis tiek, pabuvom bent teritorijoje, vis tiek išpešim, tai bent tiek gerai. O ir tiesiai realiai mano mašina, čia kaip tai gaunasi. Nu, įspūdį tai paliko tikrai, iš tikro
Pirmą sykį tokį prikolą dariau, kad eičiau į apleistą kažkokį pastatą ir dar plius, kad apsauga tenai yra. Va šitie du. Aišku, nežinia, kur iš tikro yra. Gal jie ten būdelėse, gal mašinoje, gal ten viduj kažkur įsitaisė. Gal iš vis tik tai mašinos pastatytos, kas te žino. Tai jo, geras. Aš nežinau, kad čia viskas iki 8 dirba. Pas mus po 8:15. O aš prižadėjęs, kad nupirksiu saldainių, atsigert, ten visko. O čia net ir užrakinau aš tą mašiną, eik to. Nebuvau užrakinęs. Blemba, da kaip reiktų šitų iš tikrųjų. Bet va, matau, pareina vienas su krepšiu. Tai jau čia kažkas tai dirba. Tai tipo kaip prekybos centras. Ai, kaip nesiseka. Nu kaip nesiseka, sekasi. O, veikia. Opa. Nežinau, kažvieną užteks. Gal užteks. Prisikabinau čia kažkokių riestainių, bandų. Nu, pas mane miltai eina. Anglijai. Kiek tos sultukės? 2 fem. Kelio gal kokią saldžią prisikabysim. Šitą kokią žiaurę atrodo. Imu. Šiandien 5 centų. Gal ir nieko. Pasimsim dar jogurtą kokį. Nes reikia atsimint, kad rytoj niekas nedirba. I grab this. Yeah, I'm sure you will like it. Yeah. Thank you. Thank you. Ciao, ciao. Ciao. Oh, that's my car. That's my kitchen. I bought this in the French. Oh, I know it, yes. And I cook everything. Yesterday I make tacos. Oh, I can smell it. Yeah, so I love cooking. Actually, I love cooking. Tai pažiūrėkit, ką įsiaiškinau dabar. Mato tą valytuvą? Žiūrėkit, spaudžiu stabdį. Atleidau. Spaudžiu, atleidau. O kokį bičiuką čia buvau sutikęs? Eik, sau. Žiauriai mielas, nice toksai vyrukas padėjo įsirinkti alų. Tikiuosi, kad skanus. Tai mane antiek motyvuoja pradėti angliškai kurt, kad vat šiti visi žmonės, kuriuos sutikau, jie galėtų pamatyti, kokia mano ta kelionė yra ir, nu, va tas veža žiauriai. Ir nežinau, tikrai bandysiu varyti angliškai, kad ir kaip gausis, kad būsit pikti, bet, nu, reikia augt, bandyti kažkaip tobulėti. Tai varom dabar kažką pavalgyti, pilna bagažinė alaus, vyno, tai nusimato geras vakariukas. Variau į vietinę kebabinę, vaikelį, pasimt kebabėlių. Hi. Kebab? Huh? Kebab? Ja, Can I buy? Karte leider geht nicht. Dann Cash, nur Cash. Cash? Ja, O, kokią kart. Karte geht nicht. Susikalbėjom, aš nežinau. Aš šiaip tai kažkiek anglų taigi kalbu, bet aš matau, kad jis nemoka, tai apsimečiau, kad ir aš nemoku. Varau į bankomatą. Va, jau. Einu įeit. Galvau, neinu. Susiras dar piniginę reikia. O dabar. Tai kur aš įdėjau kortelę? Nu žiaurus aš esu, negaliu kartais iš tikro. Žiūrėjau, į šitą buvau įdėjęs, kas čia iš vis per nesąmonį? Kontora. Jis rodė man, kad
9 su pirštais, bet sakė 19. Aš užučiu dūmuką. Jau valgy noriu, taip elė kaip. Thank you. Bye. No. It's good. Bye. Bye. Guten Appetit, tschüss, bis morgen. Ai, kaip suvalgysiu šitą lavašėlį. Šiaip tai gerai, šiltas. Jau geras ženklas. Jau ant kelių, antras geras ženklas. Kaip galvojat, ką pasakysiu? Ar gerai ir blogai? Nu toks. Žinai. Gal kukurūzų norėčiau. Mėsos privarė, tai tikrai gerai. Čia vien mėsa. Red Bullio nepasimiau. Dėmit. Viskas, pavalgėm, chebra. Varom į kelią. Noriu pravažiuoti šiandien davažiuoti Lenkiją, kad galėčiau tenai stot miegot. Lekim. Tai ką, hebrantai, aš jau kaip ir grįžau, stojau Lenkijoje miegot, viskas kaip ir gerai, mašina datraukė, ačiū Dievui. Ir ką, mano kelionė ties čia ir baigėsi. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi patiko, užmeskit subscribe, palaikinkit, pahaipinkit videkus ir iki kitų kelionių. Iki.